Šiandien išmoksite susikurti tokius AI video. Turbūt jau visi matėte, kaip greit internete plinta šie viral video. F1 pedo, krepšinio aikštelė, prabangios lokacijos ir kitos scenos, kur žmogus atrodo lyg būtų visiškai kitoje vietoje. Bet realybė yra tokia, kad tokiam video nereikia nei brangios programėlės, nei pirkti pavienių video iš kitų kūrėjų. Todėl šiame video parodysiu, kaip viską susikur pačiam. Nuotraukos pasirinkimo ir prompto rašymo iki galutinio AI video sugeneravimo. Taip pat paaiškinsiu, kaip tokios AI video sistemos veikia, kad galėtumėt ne tik pakartoti šitą trendą, bet ir sukurti savo viral idėjas. Taigi, pradedam. Pirmiausia, labai svarbu suprasti, kad kiekvienas AI video prasideda nuo idėjos, tada mes turime sukurti paveiksliuką, nuotrauką, parodančią, kaip mes tą idėją norime matyti. Ir trečia dalis yra labai detalus promptas, paaiškinantis, kaip ta idėja turi būti įgyvendinta tame video. Taigi, pirmi du video, kuriuos mes dabar sukursime, bus tie paprastesni viral tribūnose, krepšinio tribūnose arba F1 garaže. Tai dažniausiai matėte turbūt Instagrame arba TikTok'e. Tai pradžiai mums reikės susikurti savo bazinę nuotrauką arba paveiksliuką. Tai tam mes naudosime ChatGPT, kadangi ChatGPT išleido Image modelį 2, kuris yra pats geriausias šiuo metu ir taip pat jūs galite naudotis juo nemokamai, tai pigiausias ir geriausias. Tai pirmiausia, mes pridėsime kelias kokybiškas nuotraukas, kuriuose matosi veidas ir būtų labai gerai, kad būtų neblogas apšvietimas ir pridėsime promptą. Tai štai šis promptas ganėtinai ilgas ir kai visada mūsų promptus galite rasti mūsų AI startas bendruomenė, linkas description'e. Tai pradžiai mes turim paaiškinti, ką mes norim matyti savo Canvas nuotraukoje. Toliau mes paaiškiname, kaip tai turi atrodyti. Tai moteris sėdi ramiai Ferrari komandos svečių zonoje, jūs galite pasirinkti bet kokią komandą. Toliau mes paaiškiname, ką mes norim matyti ekrane, kokio stiliaus tai turi būti ir mes įrašome, ko mes nenorim matyti. Mes nenorim matyti animacijos, mes nenorim matyti per daug netikro apšvietimo, per daug grožio filtrų ir štai mes gauname tokį rezultatą, sakyčiau, ganėtinai neblogai ir ši nuotrauka suteikia ganėtinai realistišką TV kamerų efektą. Po to, kai jūs turite nuotrauką, jums reikės video generavimo platformos. Mes šiuo metu naudojame 3 skirtingas platformas, tai yra Hixfield, OpenArt ir Polo AI ir mes realistiškai šokinėjom tarp šių platformų, kadangi dabar AI yra gan nauja ir kiekviena iš šių platformų bando konkuruoti, siūlydamos vis geresnius pasiūlymus ir mes visą laiką ieškome, kur tuo metu yra geriausias kainas ir geriausi pasiūlymai. Tai jeigu dabar prisijungsime prie Polo AI, jie siūlo nemokamus kreditus už paprastas užduotis, tai pafollowint juos YouTube'e, Discord'e, tai jums leis išmėginti šią platformą nemokamai ir jūs galite rasti nuorodą aprašyme. Ir beje, būkite labai atsargus, jeigu jūs ieškote šių platformų Google, nes yra labai daug kopijų su pora raidžių pakeistų, kurios bando šiek tiek apgauti jūs ir siūlo blogesnius modelius. Taigi, kai jūs prisiregistravote prie vienos iš šių platformų, kitas žingsnis paspausti video, nes mes kursime video. Toliau štai čia galite pasirinkti text image to video, kadangi mes naudosime tekstą ir šią nuotrauką sukurti video. Sekantis žingsnis, mes turime pridėti mūsų nuotrauką, pridedam mūsų Ferrari nuotrauką. Jei, pavyzdžiui, planuojate kelti šį video į TikTok, galite pasirinkti šį formatą, bet mes pasirinksime originalų ir jeigu norėsime, apkelsim vėliau. Pasirenkame OK ir įkeliame mūsų video promptą. Beje, vienas dalykas, kuris turi žinoti, geriausiai naudoti yra angliškus promptus, kadangi daugelis šių video generavimų modelių yra kinietiški ir jie nelabai kartais supranta lietuviškas raides ir lietuviškus simbolius ir jūsų rezultatai dėl to gali nukentėti. Beje, vėl jūs galite rasti visus promptus mūsų grupėje ir kitas labai svarbus žingsnis yra pasirinkti teisingą video modelį. Kadangi jeigu jūs pasirinksite neteisingą modelį, jūs galite permokėti ir gauti gan nekokybiškus rezultatus. Tai šiuo metu rekomenduoju naudotis 2 skirtingus modelius, tai Kling AI arba Seedance. Seedance 2 yra naujausias, bet to pačiu ir brangiausias ir taip pat užtrunka ilgiausiai sugeneruoti video. Kling yra truputį senesnis, bet pigesnis ir greičiau generuoja video. Tai jeigu jūs pirmą kartą generuojate video, aš rekomenduoju pasirinkti Kling AI, Kling 3. Taip pat pirmai generacijai aš rekomenduoju pasirinkti žemesnę kokybę, 720p ir trumpesnę trukmę, kadangi su pirma video generacija jūs tiesiog norit patikrinti, ar jūsų promptas veikia ir ar jūsų idėja atrodo taip, kaip jūs įsivaizdavote. Ir kai jūs pasiruošę, galite spausti Generate, mes jau turime sugeneravę šį video ir štai mūsų rezultatas, taip atrodo, tas pats promptas. Paspaudžiam play, pažiūrim kartu. Beje, bus ir audio.
Na ir mano manymu atrodo ganėtinai neblogai iš pirmo prompto. Jeigu jūs norite repromptint arba editint šitą video, taip pat jūs matote apačioje mygtukus Regenerate, Reprompt, Upscale, pavyzdžiui, jeigu norite padidinti kokybę, arba Extend, jeigu norite prailginti šį video. Taigi tai yra vienas iš pavyzdžių, mes tą patį galim padaryti ir su krepšinio video, aš turiu štai čia. Vėlgi pridėkite nuotraukas, kur matosi jūsų veidas, vėl mes pridedam promptą, paaiškiname, ką mes norim matyti toje nuotraukoje, taip pat galite pakeisti komandų pavadinimus ir gauname šią nuotrauką. Šiam pavyzdžiui aš parodysiu jums Hixel platformą. Beje, šitą platformą turi 1000 pasirinkimų ir jie vis prideda naujas funkcijas vos ne kiekvieną dieną. Mes planuojam padaryti pilną apžvalgą ateities video, taip kad subscribe, ir mes pridedame šį paprastą promptą ir gauname vėl. Sakyčiau, ganėtinai kokybišką video, kamera atsisuka. Veidas gal šiek tiek matosi AI, bet vėlgi, tai yra vienas paprastas promptas ir jūs visada galite patobulinti, pridėti arba kažką atimti. Dabar keliaukime prie kito biški sunkesnio video, kurį rodžiau pradžiai. Šis video reikalauja šiek tiek daugiau darbo prie prompto, kadangi yra muzika, yra skirtingos kameros, yra skirtingi kampai, yra skirtingos linzės. Jūs matote galutinį video čia, bet dabar paaiškinsiu, kaip jums tai sukurti pačiam. Tai pradžiai jums reikia nuotraukos. Tai vėlgi, aš įkėliau savo nuotraukas, tokias biški geresnės kokybės. Mes turime promptą, kadangi tam video aš sušvarku, tai sukurk realistišką pilno ūgio verslo vyro portretą, naudok mano įkeltas nuotraukas, fonas turi būti švarus ir labai svarbu išlaikyti visiškai natūrales ir realistiškas proporcijas. Mes pridėjome šį tekstą prie šio prompto, kadangi ChatGPT mėgsta padaryti šiek tiek didesnę galvą, kai prašai sukurti šios modelius. Bet matote, dabar atrodo gan proporcingai. Kai jūs esate patenkintas savo nuotrauką arba savo modeliu, keliaujame vėl į Polo platformą, keliaujame vėl į video, text and image to video, kadangi vėl mes naudosime nuotrauką ir tekstą, pridedame šią nuotrauką, tinka. Ir šįkart promptas bus šiek tiek sunkesnis, gal net sakyčiau daug sunkesnis, kadangi jo, video irgi daug sunkesnis. Yra muzika, yra kameros. Taigi, mes parašom viršui, kokio mes formato norim. Tai bus 15 kadrų, tai yra muzikos BPM, tai beats per minute. Objektas būsiu aš, objektas bus pridėtas, rūbai, aplinka, muzika, kadangi šis video yra su audio, taip pat mes paaiškiname, kokia logika turi būti šiame video ir mes paaiškiname kiekvieną iš 15 kadrų. Taigi kadras vienas, mes netgi parašome, kokia linzė turi būti naudojama tam kadrui, kas jame turi įvykti ir netgi audio efektus. Vėlgi, jūs galite rasti pilną promptą mūsų grupėje ir jeigu važiuosite į apačią, matysite 15 skirtingų kadrų, visi aprašyti labai detaliai. Tada mes nuskopijuojame šį promptą ir keliaujame atgal į Polo AI, įpeistinam ir šiam video mes naudojame Seedance modelį, kadangi naujausias Seedance 2 modelis yra geriausias rinkoje, bet vienintelis dalykas su Seedance 2, jis kainuoja daugiau kreditų ir užtrunka žymiai ilgiau sugeneruoti video. Bet už tai jūs gaunate gerą kokybę. Tada mes pasirenkame formatą 16:9, mes pasirenkame 15 sekundžių, kadangi mes norim 15 sekundžių video ir vėlgi renkatės kokybę. Jeigu jūs renkatės HD, tai kainuos 600 kreditų, jeigu jūs renkatės 480p, tai kainuos 150 kreditų. Ir beje, šie kreditai labai skirsis šokinėjant per skirtingas platformas, kadangi skirtingos platformos turi skirtingus pasiūlymus skirtingų metų. Ir kai jūs pasiruošę spaudžia Generate, palaukia turbūt 10-15 minučių, nes turbūt tiek užtruks šį video sukurti ir galime kartu pasižiūrėti šį video vėl. Tik vienas dalykas, kalbant apie šį video, jei pažiūrėsite mano nuotrauką, bei mane patį, sakyčiau, modelis šiek tiek nuplaukia ir nėra tiek panašus į mane. Ir jeigu jūs norite geresnių rezultatų, jūs galite kelti kelias nuotraukas iš skirtingų kampų. Tai padės AI video modeliui geriau suprasti jūsų modelį. Tikiuosi, viskas skamba suprantamai. Ir pabaigą norėjau pabaigti video šiek tiek linksmiau. Jeigu grįšime į Polo AI platformą, jie taip pat turi daug presetų. Tai jeigu jūs nenorite per daug vargintis su promptais, galite paspausti video effects, spausti viral ir čia rasite visokius įvairiausius efektus, galite paspausti, pavyzdžiui, ant šio efekto ir tiesiog pridėti nuotrauką. Mes šią funkciją protestavom ir kokybė, sakyčiau, vidutiniška. Jūs gausite žymiai geresnius rezultatus, jeigu tiesiog įkelsite savo nuotraukas, apibūdinsite, kokį norite gauti kadrą ir iš to kadro pagamintumėt video. Taigi, pabaigai priminsiu, jūs galite rasti Polo AI nuorodą aprašyme, jūs gausite nemokamų taškų, jeigu atliksite šias lengvas užduotis, bei nepamirškite prisijungti prie AI Startas bendruomenės. Šiuo metu narystė kainuoja tik 5 eurus, taip kad subscribe and see you there.